kamerom praleis, o į ką 2 po 50, matai. Ir tada praleidžia be katalizatoriaus. No one noticed all the little changes, the happiness fades while the pain replaces. Ir jūros norėčiau. Čia filmuoji? Ką čia filmuoji tu? Ką čia filmuoji? Traukia kamerą, girdi. Čia iš Kauno atvažiavęs, tipo kėdas, ne? Jum gazą biškį. Filmuoja šiandien iš pačio ryto. Su tom kamerom. Laukiam techninės apžiūros. Ir viskas. Kas čia? Kerta kampą tipo? Čia tipo užlindinėja? Taip, mes irgi važiuojam. Čia tavo kuro siurblys vis dar zvimbia? Kodėl? Jo? Nes šiaip turėtų būti 3 sekundės ir paskui jis turi užpraiminti ir tik už kūrus veikti. Jo, kai tu išjungi, viską išjungi, bet kai įsijungi kūrus sužys. Jo, bet sakau, jis turi 3 sekundės tau suveikti, užpraimint ir paskui, kada mašina užkūri, tada jis pasileidžia su visam. Tau ne KTK darė? KTK elektrą darė. Tadas. Tadas? Taip. Okei. Okei. Praėjom. Ačiū Dievui, nes jau žinokit, jau bijau, iš tikro, labai jau. I'm running out of friends inside my mind. I'm drinking out of Coronas with a lime. My thoughts get louder and I forgot the time. I listen out of my headphones to sublime. Nothing's left for me. Vėl čia filmuoji, ką čia filmuoji? Sveiki visi atvykę į mano naują video blogą. Šiandien randame saulėtoje Klaipėdoje paskutinis Final Drift etapas. Tai realiai šitam etapė dėliojasi čempionato įskaita, nes taškų nėra labai didelis skirtumas. Pasakysiu taip, kad esu antroji vietoje ir ten pakankamai nedaug atsilieku nuo pirmos vietos, kas yra visai neblogai. Tai šansų tikrai yra, galim laimėti pirmą vietą. Jeigu nelaimėsim, tikrai nenuliūsim. Geras sezonas buvo, susirinkom nemažai podiumų, kad ir liksim antri ar treti, svarbiausia susirinkti podiumą, o kas bus, tas bus, jau pamatysim būtent šitam video. Praėjo treniruotės, turėjom kokius 8 gal 9 pravažiavimus, susistygavom visą automobilį, pasižiūrėjom, kaip padangos dyla, slėgius, žodžiu, viską susižiūrėjom, viskas atrodo dabar gerai. Esame pasiruošę, važiuosim į kvalifikaciją. Mūsų numeris yra 40, tai tikrai dar laiko yra, tai galim ir pačilint, pailsėti. Kai taip karšta yra, tai reikia gerai atsigaivinti, išgerti kokio vandenuko ar kokio dar gėrimuko, kad tiesiog gerai praleisti laiką ir neužkaisti. Variklis irgi nekaista automobilio, tai tas yra labai gerai. Maksimum 90 laipsnių šildymo sezonui, važiuojant 8.5. Tai tas yra gerai.
Ką dar galiu pasakot? Nežinau, galiu tik tiek pasakyti, kad šitas etapas yra paskutinis. Ne tik kaip man kaip vairuotojo, bet ir automobilį, nes automobilį pardavinėsiu. Tikriausiai, kad ir driftė nebevažiuosiu, nematau tikslo, nelabai gal noriu tiesiog gerai praleisti laiką, o čia jau reikia konkuruoti ir labai daug pinigų kainuoja. Tai tokie niuansai, dar viską pasižiūrėsim, per žiemą susidėliosim planus, bet tai šansų daug, kad yra paskutinės varžybos, tai ką padarysi, bet atėjo tam laikas, 2 metus atkovojom Semi-Pro, būtų gražu užbaigti su pirma vieta bendroje įskaitoje, bet jau kaip bus, tai bus, jau pasižiūrėsim dienos eigoje. Tai va, jeigu kas nors norit pirmuką pirkti, prašom, rašykite į PM, kainą į PM ir galėsit lėkti su konkurencinga Semi-Pro mašina. Įsidėjus biškai daugiau arklių, galima varyti Pro. Pilni lankai, visi bairiai, žodžiu, mašina tikrai labai gera. Nei kart nepavedė per 2 metus. Vienintelis kartas tai buvo, kai užlinko gazo sklendė, ko neįmanoma sužinoti, kad taip atsitiks. Tai vienintelis dalykas, kad tai ir nuo senumo. Dabar pakeitėm į kitą, lekiam toliau, tai va. Laukiam kvalifikacijų, žiūrėsim, kas bus, bandysim paimti pirmą vietą. Kai bus, tai bus. Tomas Butavičius, čia jo startas, antroji vieta metinėje įskaitoje. Ir Tomas Butavičius turi irgi teorinių šansų visai nemažai, atsilikdamas 53 taškais nuo pirmosios vietos. Pirmoji vieta susirinko kiek daugiau negu 108. Tomas Butavičius šiandien tikrai važiuos all in ir čia jo pirmasis yra kvalifikacinis važiavimas. Ir jis neturi. Butavičius pabaigė savo antrąjį kvalifikacinį bandymą. Let's go. Time to grind. Get inside your mind. Yeah, we working overtime. That's the only way to climb. We gon' make it in our prime. Signing on the dotted line. Cashing checks left and right. That's the way I'm living life. I feel alive when I got a goal in sight. Chip away, I gotta fight. Ain't nobody else in sight. Man, I think I see the light. Yeah, that shit is so bright. Follow me, I got the guide. See you on the other side, son. You keep going like possessed. Drive it deep into your chest. Every failure is a test. Learn the most, leave the rest. Tomai, ar aš klystu ar tiesa? Man atrodo, kad tu mėgsti lietų ir drėgną trasos dangą. Kai drėgna, man patinka.
Nes aš matau, tu lėki be problemų, tu savo stichijai. Nesu savo stichijai, man čia antras kartas, kai važiuoju ant šlapio asfalto su šitą mašiną, tai yra sunku, nu bet aš prisitaikiu, stengiuosi prisitaikyti, tai tikiuokime, kad viskas bus gerai ir išdžius asfaltas ir visiems bus tik smagiau. Ar tau patinka šita konfiguracija šiandienos? Ar patinka, nepasakysiu, bet kad įdomi tai tikrai, savotiška. Ačiū tau. Ir mes turime sprendimą. Sveikinimai Tomui. Karštai. Biliama, dar karščiau negu kai buvo saulė, dabar daryti langai, tai belekauk, tu šneka. Nu, ant šlapio yra ką veikti. Paskutinį kartą važiavau praeitais metais, bet kai drėgna man patinka, kaip sakiau. Tai visai buvo bairis. Nu ir spėkit, kas įvyko, pasižiūrėkit į žemę. Kas čia yra? Čia yra drėgna. Kaip sakė komentatorė, ar tau patinka yra drėgnas, kai man patinka yra drėgna. Tai jo, užlyjo ir taip nemažai užlyjo. Taip atrodo, kad nebelis, tai tikimės, kad išdžius greit asfaltas. Bet dar atsukim biškį laiką atgal, nes praėjau kvalifikaciją ir praėjau 4 vietoje, kas tikrai nėra blogai. Tokia sunki trasa pakankamai. Tai 4 vieta yra pretty good. Ir jau spėjom suvažiuoti top 32. Top 32 kovą aš laimėjau. Pakankamai nesunkiai, priešininkas apsisuko. Tai tikrai nebuvo labai sunku. Aišku, tas gaudimas mašinos ant to šlapio asfalto, ten pirmyn atgal, plus realiai antras kartas už tą mašiną ant šlapio asfalto, tai tikrai buvo pakankamai sunku, bet to pačiu ir įdomu. Kažkas naujo, pakeičia kortas, visiems streso įvaro, tai visai bairis, man patinka. Bet aš matau, kad toj asfaltas išdžius ir tada bus tas pečias asfaltas, kur biški yra šlapio, biški yra sauso. Ir tada yra pats blogiausias, nespinina. Tai tada yra labai sunku suvažiuoti. Tai net nežinau ką pasakyti, dabar tiesiog laukiam top 16 ir bandysim tenais irgi laimėti. Tikrai prieš gerą driverį važiuojam, kuris moka važiuoti ant šlapio. Tai pabandysim tiesiog pabūt geresni. Šiek tiek dar pasileisim slėgį ant padangų, nes važiavam prieš tai buvau palikęs dar sauso asfalto slėgį, kad nerizikuot su niekom, tiesiog važiuoju kaip važiavau prieš tai. Tai dabar jau supratau, kur yra drėgniau, kur yra sausiau, tai bus galima pasireguliuoti ir slėgį pagal tai ir nieko, važiuosim top 16. O kaip gausis, taip gausis. Nu, vieną kartą laimi, kitą kartą pralaimi, tai visiems tokios pačios sąlygos, tai man irgi. Tai va, važiuojam top 16. Pasiruošę gazuoti ir sezono lyderis, vienas iš lyderių, keliauja į pirmąjį porinį važiavimą top 16 formate. Tomas Butavičius labai atrodė arti blokų. Čia Vygintas Punys sulenda į trasos vidų. Butavičiaus labai, sakykime, abejotinas trajektorinės linijos veiksmas viename iš posūkių. Bet Tomas Butavičius labai gražiai čia važiuoja savo pirmąjį važiavimą lead pozicijoje. Dabar dar įdomiau, kaip Vykintui seksis. Vygintas Punys dabar važiuos šiandien lead pozicijoje. Tomas Butavičius priminsiu visai neprastai atrodė lead pozicijoje. Vykintas Punys lead, Tomas Butavičius chase. Tomas Butavičius, toks gražus jo važiavimas chase pozicijoje, visiškai nepaleidžia čia Vykinto. Ir labai saugiai jis jaučiasi važiuodamas paskui Vykintą ir esant tokia kelio danga, jeigu kažkam tai čia kelia tai sunkumų, tikrai ne Tomui Butavičiui. Vau, įspūdingas šis ranas, labai gražu buvo žiūrėti, kaip ta trasa... Neįmanoma ten važiuoti. Ką reiškia neįmanoma, jeigu tu suvažiavai taip gražiai? Ne, nesuvažiavau tikrai gražiai, nes ten tai kimba, tai 0 sukibimo, tai 100. Aš nežinau, kaip suvažiuoti šitą trasą. Aš asmeniškai nemoku, nesugebu dar tiek.
žiūrėkit, Tomas Butavičius ir Vykintas Punys. 45 plus taškais atsilikdamas nuo Eriko Jurkaus, kuris taip pat dar turi nebaigtų reikalų po 16 formate. Tomas Butavičius jau čiais pozicijoje, labai spaudžia, labai stipriai spaudžia Vykintą. Nepalieka, visiškai labai gražus čionai Tomo Butavičiaus čeisas. Čia klaida buvo Tomo Butavičiaus, Vykintas Punys šios klaidos išvengia. Ir čia užspaudžia Tomas Butavičius Vykintą ir labai graži dvikova, jūsų aplodismentai Klaipėda. Pagaliau, iš tikrųjų net šypsena vidai atsirado. Pagaliau baigėsi varžybos, nes kažkoks nesąmonė, kosmosas. Iškritau top 16, top 32, kaip sakau, laimėjau, top 16 iškritau prieš Pūnę po One More Time. Bet nežinau, arba aš kažkoks kiauras esu ir nemoku važiuoti, arba čia trasa kosminė, nes sukibimo arba 100 arba 0. Ar ne tai, kad 100, bet 100 PM turbūt, daugiau negu buvo dieną. Prisipūtėm daugiau barų ir vis tiek aš turiu per daug sukibimo. Nežinau, ką pasakyti, bet tiesiog pagaliau nukrito nuo širdies akmenėlis, ramybė. Paskutinės varžybos, daugiau, kaip sakant, manęs čia neišvysit drifte būtent. Gal ir kitiems bus gaila, bet aš džiaugiuosi šitų pasirinkimų ir reikia gyvenime daryti tai, kas tau patinka. O jeigu dalykai nebepatinka, reikia nebedaryti, ieškoti kažkokių kitų. Tai mes ieškosim kažkokių kitų dalykų, plėsim kitus projektus, darysim ne apie driftą gal video, apie kitas mašinas, bet žodžiu bus projektų, turim jų planelį, susplanavę ir tiek. Sakau, jaučiuosi labai gerai, nors ir nelaimėjau nieko, bet čeisas mano buvo kosminis, man labai patiko, nurėmiau Pūnę, viskas, mano dienos topas tiek užteko, kad laimėjau, bet aš esu laimingas, džiaugiuosi. Komanda yra su manimi, palaiko, čyrina ir tuo pačiu liūdį, kai pralaimiu. Toks jau tas gyvenimas. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjote šitą drifto kelionę. Gal kažkada dar sugrįšim ją, bet šansų turbūt mažai. Tai va, ačiū. Tai va, vis tiek mums geriausias Tomukas. Taip, mano... Numeris 1. Mano sūnus geriausias, žinai. Kai mama pasako. Tai va. Taip. Nu jo, tai. Dabar kipsim kitus projektus. Verslus darysim, milijoninius verslus darysim ir gerai leisim laiką. Gerai, pagaliau nebebus varžybų. Nes čia tiesiog leidžiam pinigus į orą ir kai paskaičiuoju, iki visų kiek gaunasi... Pirksim arklį. Pirksim M2 Competition iš Amerikos. Dabar bus mano hobiai. Jo, tai dar gerai operatorius Paulius priminė, kad tikriausiai dar liksim 2 arba 3 bendro įskaitoj, tai sustiksim ir laso apdovanojimuose. Turėtų būti smagu, nežinau. Esu laimėjęs streetą, 2 vietą bendro įskaitoj, pirmais streeto metais, dabar Semi Pro. Tai bus arba 2 arba 3 vieta, turbūt 4 nelabai įmanoma nukrist. Bet visko būna. Bet visko būna, nukrisi ir nukrisi. Ir kas iš to? Čia šito dalyko, tipo, nieko kažko labai neišmoksi ir tau gyvenime jis nepadės. Bet tiesiog turėjom fainą 6 metų atkarpą, realiai, nuo 2019. Ir ta atkarpa baigėsi, dabar prasidės kita atkarpa, kažkas kito. Vestuvės gal pasidarysim mūsų. Va, gal vestuvės pasidarysim. Nebeišleisiu po 2000 per vieną etapą. Tai gal pasidarysim. Supatopysiu poros etapų pinigus ir padarysim vestuvės. Gerai, stai. Arba nusipirksim M2 Competition. Bet aš važinėsiu. Galės ir tu pasidžiauk. Duosiu tau 1 kartą per savaitę. Gerai? Gerai. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Ką reikia padaryti? Nežinau. Like, subscribe ir share, ir pakomentuoti videką, ar jums patiko. Ir jūs gerai praleidot laiką kartu su mumis. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Pamojuok į kamerą. Iki. Susivėlės. Nekalbėsiu, labai rėkti reikia, paskui gerklę skauda. Išsiaiškinsim kartu, ar paeisiu lipt ant podiumo. Čia dirbi, tvarkau, darau tvarką, čia matai mechaniką. Ką darau?